of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't. Maišau Širvintas ir Švenčionės ir kai žemėlapį žiūrėjau, kur čia važiuoti ir ką čia pamatyti, vis maišėsi, tai vis nei tą žiūrėjau. Tai pala, Švenčionės šiandien, ne? Širvintas. Rimtai? Nu rimtai, Širvintos. Žodžiu, esame Širvintuose, Pinskuvinės valdose, ne? Nu taip. Taip, vaikštom po centrą, aplink šitą tvenkinuką. Labai Indrai panašus į Rokiškio tvenkinį pločių. Ir tuo, ką čia galima nuveikti, tai šitas... Ką galima nuveikti? Batutai ir šitas veik parkas, kaip čia vadinasi. Nu, žodžiu, su lynu ir su vandenlente prasinešt. Tai vat, patinka Širvintos? Ar Švenčionės? Širvintos. Gerai pasakiau. Gerai šį kartą. Gražu, nežinau. Miestelis jau. Mažas, Rokiškai gal mažesnis čia gal. Mažesnis, atrodo. Jo, bet atrodo, jis aptvarkytas. Užperloja didesnis. Gerai, galvojau, sakysi, gražesnis. Čia dar parkelis. Čia irgi gražiai. Tokių vietų gražiai sutvarkyta yra. Jaukių. Aha, žinai, kažką pametėm. Kameros šitą. Kada? Nemačiau, bet žiūriu, kad jau nebėra. Can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go. Buvom Gruzijoje, tai pamečiau objektyvo dangtelį ir ten į kanjoną įkrito, atrodo netoli paimt būtų, bet nu jau ten niekaip nenulipsi. Dabar pamečiau GoPro mikrofono šitą apsaugą nuo vėjo, bet čia gerai, kad grįžom ir ras pavyko. Atrodo, ką tik susipykom su Indrute, nes laimėjau partiją šachmatų prieš ją žaist. Jinai dabar su manim nesikalba. Bet nebepyksta jau. Galėsiu kitą kartą laimėti. Šitą pirmas ir paskutinis laimėjimas buvo prieš mane, bet kokiam žaidimui. Kiek kartų pralaimėjai? Ir su kortom, ir su kauliukai žaidžiant, ir su domino. Bet domino dešrą tai laimiu. Dažniausiai. Bet ten sėkmės reikalas. Sėkmės reikalas, bet bent jau ten laimiu. Jo, o šaškėse tai niekada prieš Indrą nelaimiu. Visada gaunu. Daug mažų vaikų, gal? Nes kiek einam, tiek prasilenkiam su vaikais.
Tai gal, žinai, vis tiek savaitgalis, kas iš miesto sugrįžta. Aš nežinau, bet kažkaip, kad į Rokiškį einant kažkur taip nematydavau, neatkreipdavau dėmesio. Čia dabar kiek einam, vien maži vaikai visur. Sąlyginai netoli Vilniaus. Nu tai Justinai, Širvintos ar Ukmergė? Ar Ukmergė ar Širvintos? Ne Švenčionys. Ne. Tai nežinau. Ukmergėj faina, bet čia nais ežeriukas yra. Tai šitas ežeriukas kažkaip irgi reikalus labai pataiso. Nežinau, jeigu gyvent prie ežeriuko čia kur, tai Širvintos. Tai Širvintos. Jo, sakysi, kad Ukmergė. O kodėl? Ten gal didesnis miestelis ir daugiau tokių jaukių vietų. Na ir čia, aišku, gražu. Nu jo, ten tiek kanaliukai, kanalas. Daugiau biškutį visko yra. Jo, bet žinai, nu, tipo ten toks jau labiau miestas, daugiau gal triukšmo. Čia taip ramybės labiau. Tai čia faina, ką žinau. Ypač va, kai dabar vasara. Tai visai smagu. Bet ramu, pernelyg ramu. O tai ko daugiau reikia vasarą? Tokio amžiaus žmonėms kaip mes. Senukam. Ukmergė tikrai buvo triukšmingiau. Nu jo, bet ten... Ir eismas, atsimeni, kalbėjom kaip Vilniui. Jo, nu, bet ten ir viešasis transportas tipo yra ir viską. Bet čia nais tai toks iš vis mažas. Nežinau, kiek čia gyventojų yra, bet gerokai mažiau negu Ukmergėj, manau. Tai ir ramiau ir visai, nežinai, kito, nu, nežinau, ne stiliaus miestas, bet, nu, kita kategorija, ar kaip čia pasakyti. Nu, toks, ką žinau, ramiai pabūt. Nu, žodžiu, abu fainus miestai, miesteliai yra gražus. Jo. Žodžių be žodžių. Ar patiko? Ar patiko? Švenčionys. Švenčionys patiko. Širvintos, Justina iš tyčia. Širvintos patiko. Dar užėjom į bažnyčią ir bežiūrint pro bažnyčią. Dar žiūrint pro bažnyčios duris, nu, jos ten su grotom uždarytos, pamatėmus kunigas. Ir pakvietė užėjti pavaikščiot. Ir užėjom, tai jis ten papasakojo apie paveikslus, papasakojo apie... Ne apie svarbiausia, paminėk apie vieną paveikslą, kuris vienintelis Lietuvoje toks yra. Pamiršau jo pavadinimą. Šventa? Filomena. Filomena, šventoji Filomena. Taip, ir tai va, jisai vienintelis toks Lietuvoje. Ir jo, apskritai apie simbolius tose paveiksluose papasakojo, kad Marija visada vaizduojama su mėlyna apsiaustu, gal aš ne suknelė ten, visada su mėlynu apsiaustu, ir jeigu pamatysi paveiksluose moterį su mėlynu apsiaustu, tai visada ten bus Marija. O į Lelija? Jeigu Lelija, tai su Lelija tai visada Juozapas. Ir, nu, ir panašus dalykas. Tai va, toks labai fainas, įdomus kunigas, ir dar įdomumas tame, kad jisai
jam 53 metai ir jisai ką tik tapo kunigu. Tai visą gyvenimą, sakė, buvo ūkininkas, bet visą gyvenimą žinojo, kad nori būti kunigu. Ir va tik dabar... Nuo 3 metų jau sakė, kalbėjo tėvai. Ir tik tais dabar juo tapo, tai tokia įdomi jo istorija. Ir dar bendrų pažįstamų su juo radom. Tai vat, kai būna, kad, nežinau, žmonės suveda kartais netikėtai taip gyvenimas, susitinki bilia kur įdomų žmogų ir dar su juo bendrų pažįstamų pasirodo turi. Maža Lietuva? Maža Lietuva, jo. Tai va, ir viskas, dar bandėm užvažiuoti, čia netoli Švenčionių yra dvaras. Dvarvietė, bet ten dvaras nelabai, gal aplinka iš nuotraukų atrodo. Jo, bet tik tais ten dabar privažiavom, prašo, kad privati valda, įeit nepavyko, tai dabar važiuojam namo. Tai užskaitai šiandien dieną? Užskaitau, 5 valandas ir kiek čia mes užtrukom, bet visai fainiai. Aš ir užskaitau.